Nu, praeitų metų trečia kursų karta, jeigu tai visumoje vertinant, buvo ir įdomi, ir kas liečia žinias, atrodė, kad studijuoja pakankamai gerai, nu šiek tiek nuvylė rezultatas galutinis, tai yra vidurkis infekcijos modulio. Aišku, akmenų nereikia nešiot, nu, tačiau sunkumų būna, kada kas nors nepasiseka, ar medžiagos studentai nesupranta, stengiasi pergalvoti vėl ją pateikti. O džiaugsmas yra vienas, kad pateiktą medžiagą gerai studentai įsisavintų ir pats didžiausias džiaugsmas, kad gerai išlaikytų. Dėstytoja profesorė, abejot neabejoju, kolegos, žinot, kiek aš jau dirbu? Nuo 74 metų. Įspūdingai, ar ne tai? Buvo iš tų, kurie nepasiruošę neidavo į užsiėmimus, ruošdavosi pastoviai, nu ir buvo pakankamai ir geras vidurkis, kada baigiau medicinos fakultetą. Dabar jūs turit tiesiog fantastiškas galimybės, tik reikia netingėti, norėti, visur galima viską susirasti. Mūsų laikas buvo sunku. Geri konspektai tai buvo aukso vertės. Ar jūs galvojat, kad studentai ir dabartiniai ir prieš 40-50 metų buvo labai skirtingi? Tik tai technologijos pasikeitė. Visko būdavo. Bet iš esmės nusirašinėjimo nebuvo įvaldęs. Studentas turėjo ir mokytis, ir mokėti studentauti. Manau, ką jūs ir šiais laikais taip pat išmanote. Molekuliniai tyrimai, imunologija, mikrobiologija, pasirodo, be mikrobiologijos nieks negali apsieiti. Taip, kad yra tiesiog kartais ir gal už ką paskirčiau, bet, aišku, arčiau širdies yra mikrobiologija. Ar čia reikia rimtai, ar taip savo su bajeriu šnekant? Na, aišku, būtų labai gerai, kad būtų atrasta tai, kad dar, sakykime, mūsų gyvenimą prailgintų keliom dešimtim metų. Bet darbinga aš turiu omeny, o ne sėdėt ir pro langą tik žiūrėti. Na, jeigu rimtai, tai paprasčiausia, mūsų laikais buvo paskirimai. Negauni ten, kur nori, eini, kur pasiūlo. Tai jums pasiūlė tiesiog. Taip. O dabar kas palaiko dar viską, kad vis dar dirbate? Nu tai, aš esu toks daugiau pastovesnio charakterio, taip kad dirbi, pasieki kažką, karjeros laipteliais palipė aukščiau, nu ir, kaip sakant, blaškytis nėra tikslu. Palinkėti jums tai yra daug ką. Paprasčiausia, tvirtai siekti savo tikslo, nesiblaškant ir nepamiršti studentiškų dienų, nes kaip jas praleisi, taip paskui ir ateityje turėsi tokius prisiminimus.